Šiandien noriu Jums parodyti savo daržą, kuris atsirado labai ekspromtu. Čia kaip ir turbūt daugeliui nutinka, prisisėjam, prisidarom daigų ir dar visai nemažai netelpa į mūsų daržą. O ką tada daryti? Išmesti gaila, tai lygiai tas pats nutiko ir man. Reikėjo labai greitai galvoti, ką čia padaryti. Buvo dar, tokia, matosi, už nugaros vieta sklype, kuri nesutvarkyta, dar čia ir šiukšlynas stovi. Žemė baisi, suplukta, vienas siūklis, piktžolės, žolės, dar ir varpučio, šone kaimynų pieva nešienaujama, atšliaužė čia šliužai visokie. Tik dar ne tie baisieji, tai ačiū Dievui. Pasėmiau žoliapjovę, nusišienavau labai trumpai šitą plotą. Kadangi buvo baisiai sausa, tiesiog net kastuvas nelindo čia į šitą žemę, tai tada šitą vietą labai gerai prilaisčiau ir viskas. Sodinau daigus, kasiau duobutes. Į duobutes dėjau šiek tiek daigų žemės, nes tikrai mano yra sunkus molis. Čia tikrai žemė nepavydėtina. Daigus pasodinus palaisčiau, tada labai storai užmulčiavau, ką jau čia buvau pati prisišienavus. Ir viskas. Daugiau šitam darže nieko nedariau. Ateinu kartais išraunu vieną kitą žolę, bet parodysiu, čia vis tiek yra apžėlę, nes asiūklis tai jau čia rauk nerovės. Daigai žaliuoja, viskas puikiausiai prigijo. Paprastai, lengvai, per kokias 2 valandas įsirengiau daržą. Čia moliūgas. Jau mačiau moliūgėlį vieną. Va tenais. Va ir keliauja jis į pievas. Iš šitų pievų atkeliauja visa galybė sraigučių. Tai jos man visiškai nei vieno, nei lapo nugraužė nieko. Va gražiausias moliūgas, o vakarą iš šitų sraigučių mačiau kokį 100. Cukinijos labai labai faina veislė krūminė, jos va niekur nešliaužia, tik tais krūmų tokia žvaigždute auga, labai skanus vaisiai, jau valgiam, jau skinam. Čia paprikutės dar mažos ir visur pas mane asiūklis lenda, auga asiūklis, mulčiuok kiek nori, lenda tas asiūklis, bet asiūklį aš labai greitai jau jį sunaudosiu, žinau kam. Asiūklis baisi piktžolė tikrai, bet jisai turi ir daug naudingų dalykų ir galima tikrai jį ir panaudoti. Na va, ir čia yra lauko pomidorai, betaluksai. Na irgi visur asiūklis, bet pomidorai atrodo laimingi. Tai taip moteriškom jėgom, be kasimo, be purenimo, be žemės vartymo ir net be laistymo aš turiu daržą, iš kurio jau skinu ir pomidorus lauko, ir cukinijas.